lygiai tas pats su joga, kuri atrodo labai paprastas dalykas, labai nekaltas, kuris verčia žmogų rūpinti savim, galbūt tai atrodo kaip mankšta, po kurios žmogus jaučiasi labai gerai. Po mano jogos pamokų žmonės jausdavosi labai gerai ir visi buvo labai laimingi, nurimę, patenkinti ir tai rodo rezultatai, nes ateidavo vis daugiau ir daugiau žmonių. Bet kas iš to, nes po to, kai ta joga baigėsi, beveik visi žmonės, kurie irgi po manęs atsivertė, mano visi draugai, pas juos kūnas subirėjo per valandą laiko, lygiai taip pat kaip mano, nes joga yra tam tikra dvasia, kuri kiekviena praktika turi savo atsakingą dvasią. Jeigu jogai vadovauja tam tikrą dvasią, tai ten yra befingui kita dvasia, tų dvasių yra labai daug. Dvasios tai yra velniai, galima sakyti kitaip, tiesiai šviesiai. Ir jogos kiekviena skirtinga rūšis irgi yra atsakinga skirtinga dvasia. Ir ta dvasia kontroliuoja žmogaus kūną, tu ją įsileidi, nes dvasia negali veikti be žmogaus sutikimo, bet jeigu tu jau darai jogą ir pavadini tai jogą, nes joga yra išvertus į lietuvių kalbą yra jungtis, mus mokė visą laiką, kad joga, kad tai yra jungtis su Dievu, bet iš krikščioniškos pusės labai aiškiai pamačiau, kad tai yra jungtis su piktaja dvasia. Ir netgi jeigu žmogus daro labai nekaltai pratimus, tai netgi jis nesupranta, ką daro, tai netrukdo dvasiai atlikti savo darbo. Tie žmonės, kurie pas mane dalyvaudavo jogoje, jiems, noriu paaiškinti, kokį darbą jie atlikdavo. Po jogos būdavo labai gerai, bet grįžę namo prasidėdavo, tarkim, barniai su artimaisiais, noras atsiskirti nuo visų. Vyras pradeda nebesuprasti žmonos, vaikai pradeda trukdyti, neduoda ramybės, neleidžia pabūti, neleidžia pamedituoti, neleidžia jogos normaliai namie padaryti. Tai pastebėjau, kad tie žmonės labai norėdavo pabėgti, būtent jogos pamoką, kad atsiskirti nuo pasaulio, kad pradėti pagaliau rūpinti savim, o ne savo artimaisiais. Ir prasidėjo įvairūs tokie pašaliniai efektai, jie buvo jau matomi po to plika akimi. Galbūt pirmais, antrais metais dar ta euforija tęsiasi, nesimatė taip ryškiai, bet vėliau pradėjo byrėti net šeimos, išsiskyrė ne vienas žmogus, išsiskyrė ne viena šeima, nes ta dvasia, kuri tau duoda tą ramybę, būtent per jogą, jinai vėliau pareikalauja savo užmokesčio ir kartais tas užmokestis gali būti mums net nepastebimas, tai gali būti sveikata, nebūtinai tavo paties, gali būti artimojo sveikata, gali būti santykiais, ten skyrybos ar dar kažkas, ligos įvairios, irzlumas, kur pradeda erzinti kiti žmonės. Ir šiaip, tu atsiskiri nuo realybės, tu eini į visai kitą pasaulį, dvasinį pasaulį, žmogus net nesupranta, kad jis išeina į dvasinį pasaulį. O tos asanos, kurias žmogus daro jogos metu, jos jau vien tai yra labai aiškus ženklas, kad tu susijungi su tom dvasiom, nes kiekviena asana atstovauja tam tikrą dievybę, jinai imituoja tam tikrą dievybę. Ir tos asanos ne veltui turi būti labai tikslios, labai svarbu padaryti tikslę asaną, nes tai yra tarsi raktas įsileisti į save tą dvasią. Aš tai labai gerai žinau, nes mūsų apmokė indų guru, indų mokytojai, jie mums labai aiškiai išaiškindavo, kaip veikia dvasia per žmogų, tik mes tuo metu nesuprasdavom, kad tai yra piktoji dvasia. Bet jie pasakė, per šitą asaną veikia tai ir ta dvasia. Mes galvom, kad ta dvasia yra kažkoks angelas, dievas, dievybė, o tai realiai tai yra ta dvasia, tai yra piktoji dvasia. Vien saulės pasveikinimas, pavyzdžiui, kiekviena joga prasideda nuo saulės pasveikinimo. Dauguma jogų, yra galbūt kurios jogos, rūšis, kurios nenaudoja saulės pasveikinimo, bet dauguma žino, kas tai yra sun salutation. Tai ką žmogus daro, tai per saulės pasveikinimą yra nusilenkimai saulei. Tai
žmogus pats nesuprasdamas garbina Saulę, tai yra stabą, tai yra kūrinį, Dievo kūrinį garbina. Ir jam atrodo, kad čia yra viskas gerai, nes tas 12 pratimų seka, jinai atrodo kūnui labai maloni ir lengva, bet žmogus pats nesupranta, kad jisai nusilenkia dvasiai, tai netikrai dvasiai, melagingai dvasiai, melo tėvui nusilenkia. Ir mano keletas draugų, kurie taip pat buvo jogos mokytojos, irgi kai nustojo daryti jogą, nors buvo labai tvirto kūno sudėjimo ir buvo irgi gan žinomas jogės, lygiai taip pat kūnas iš karto subiro, nes ta energija, kurią joga duoda, jinai pasiima, ta dvasia pasiima būtent iš paties žmogaus. Čia tas pats kaip kažkokį narkotikas, kaip kažkokį narkotiką gerti arba tarkim kavą. Tu naudoji savo energiją iš savo paties resursų ir kai ta dvasia atsitraukia, tu pamatai, kad tavo kūnas yra visiška bala, tiesiog jisai suglemba, nieko iš jo nelieka, ypatingai stuburai. Aišku, jeigu žmogus daręs nedaug jogos ir gal Dievas apsaugoja nuo intensyvių praktikų, tai galbūt to taip stipriai gal ir nepajustų, bet tai vis tiek yra, kaip galima, kaip čia pavadinti, neištikimybė Dievui. Apie jogą galėčiau labai daug papasakoti, nes daug pavyzdžių, kuriems realiai pakenkia. Aš žinau, kad žmonės ir komentuoja ir dažnai sako, kad ne, man joga padeda atsipalaiduoti ir tai yra geras dalykas, mes tikrai nedarom nieko čia dvasiško, bet taip atrodo, kad pradžiai žmogus padaro kelis pratimus, jam tarsi pasidaro geriau, paskui tai taip pasidaro ritualas ir diena po dienos ta dvasia pradeda veikti ir jau, žiūrėk, po pusę metų jau žmogus pastebi dvasinius pakitimus, kad kažkas vyksta ir po keletą metų gali įklimpti į labai, labai rimtas bėdas. Tai jeigu dar kažkas daro jogą, tai gal tiesiog siūlyčiau pakeisti kitą sportą, nes sportuoti žmogui reikia ir tiesiog nesusijęti tai su joga. Ir yra begalės nuostabių pratimų, yra begalės gerų gydytojų ar trenerių ir sportininkų, kurie gali jums alternatyvą pasiūlyti. Tai labai norėčiau, kad žmonės suprastų. Aš žinau, kad tai, kad aš kalbu prieš jogą, sukelia labai daug ir pasipiktinimo, ir pasipriešinimo, ir netgi tarp mano artimų draugų buvo didžiulis pasipriešinimas, nes sako, tu mus visus vedėjai, tu mus visus mokė, dabar sakai, kad tai yra blogis. Bet taip ir sakau, nes taip pamačiau savo akim ir patyriau, ir ne tik aš, yra begalybė jogos mokytojų, buvusių jogos mokytojų visam pasaulyje, yra labai stiprių liudijimų, tai yra ne tik aš esu mažas žmogus Lietuvoje, bet visam pasaulyje, bet kurią kalbą galit surasti atsivertusių jogų, kurie paliudys jums tą patį, kad tai joga yra okultizmas. Tai absoliutus okultizmas ir tai yra labai pavojingas dalykas, kuris veda žmogui į pražūtį. Tuo pačiu niuansų galima aišku daug apkalbėti labai, nes stabas visų pirma žmogui tampa jo kūnas, jis net nesupranta, kad kūnas tapo stabu, kad jis pradeda garbinti savo kūną, bet taip yra, jeigu taip giliau pasižiūrėti, tie kurie jau pradeda praktikuoti jogą, jie labai susifokusuoja, susitelkia į savo kūną ir į savo individualizmą. O krikščionybėje yra viskas absoliučiai priešingai. Ir jeigu man padėdavo, tarkim, joga ar meditacijos atsipalaiduoti ten ir kitiems žmonėms atsipalaiduoti, ar gydydavo kažkokius tai negalavimus. Vėliau labai aiškiai pamatėm, kad tai yra absoliučiai laikini dalykai, kad tas išgijimas yra
tęsiasi nuo vienos dienos iki, nežinau, iki mėnesio laiko maksimum. Viskas atgal sugrįžta ir dar stipriau sugrįžta. Kaip yra Evangelijos žodžiai, kur pats Kristus sakė, kad išvaryta dvasia iš žmogaus kūno vaikščia ten kažkaip tai ir paskui atsiveda dar baisesnės 7 dvasias ir tam žmogui būna dar blogiau. Va, tai aš pamačiau, kad realiai gydo tik tai Kristus ir tik tai atsivertus į krikščionybę man staiga baigėsi labai daug ligų, išgijau iš įvairių smulkių negalavimų, kurie buvo liekanos nuo praeito gyvenimo. Praeito tai turiu galvoj nuo iki atsivertimo. Išnyko, aš kentėjau nuo labai stiprios migrenos. Aišku, tie galvos skausmai dar kartais ateina, bet tikrai nebėra nei tų priepuolių, kurie buvo, tiesiog viskas pasikeitė ir išgydė ir mano stuburą Dievas ir kūną ir šiaip baigėsi kai kurie ten, tarkim, nepasisavinimai ir kraujas ir viskas pasikeitė ir supratau, kad mes galim čia daryti, ką tik norim, praktikuoti, ką tik norim, bet realiai vienintelis gydytojas yra Kristus. Va, tai apie Kristų, aišku, galėčiau kalbėti, nežinau, be pabaigos, taip kaip aš jį atradau, kaip aš gal jau užtęsiau truputėlį.